Nes čia labai mažai kol kas yra. Aš tai norėčiau pailsėti, jeigu nuteisė mane kokiem 4 metam, nežinau, kad pavargau nuo Lietuvos, pavargau nuo debilų, pavargau nuo šitos sistemos. Tai yra kažkokia beprotybė, naikinimo žmonių, kariniai pramoniai skiriami milijardai. Karinė pramonė, pas mane kareiviai atvažiuoja daryti statuiruotės ir verkia, sako, jeigu rusai užpultų, kuo mes gintumėmės, lopetom, sako. O pinigų milijardai skiriami yra, meluojama visur su tais dronais, su viskuo, sistemos jokios nėra, nieko nėra. Pinigų begalės visur išskirstos, išmėtytos, o nieko nėra. Aš pavargau. Atsiprašau, aš galiu prisijungti, kad jūs sakėte, kad jūs bomžas? Taip. Pas mane oficialus statusas yra bomžas. Aš mėgau konteinerį ir valgau iš konteinerio. Tikrai? Tai ble, nu kas čia, kad čia pusė Lietuvos dabar taip gyvena? Nu, neatrodo. Nu, va, tai jūs iš karto viską tiesiogiai priėmat. Lygiai taip pat, kaip aš Raškevičiui pasakiau, kad pas jį burna užimta ir jis iš karto pagalvojo, kad kad jis atlieka kažkokį oralinį būdą. Tai va, jūs irgi taip pat pagalvojot, kad bomžas tai turi būtinai ir atrodyti kaip bomžas. Sakau, švarkas šitas kainuoja skudurinio 3 eurai, kelnės kainuoja 8, kur 8, gal irgi 3 ar 4 eurai. Viskas, kėdus irgi padovanojo, taip kad aš visiškas bomžas esu. Telefonas irgi ne mano. Taip kad patikėkit manim, aš gyvenu taip, kaip šitą sistemą visą tai padaro. Sistema priverčia mane būti bomžu. Nes, pavyzdžiui, legalių, normalių žmogumi aš negaliu čia būti. Nes būsiu suvalgytas, sunaikintas ir taip toliau. Ir kaip jūs reportaže pristatyti? Bomžas, iš Jonavos.